Bažnyčios, kurios nesilaiko Biblijos mokymo, iškreipia jos aiškinimą ir trukdo tikėti į Dievą, atėjusį kūne, antrą kartą atėjusį Kristų. Vienas iš pavyzdžių neteisingo Biblijos aiškinimo yra Apreiškimo 1 skyrius, 7 eilutė. Apaštalas Jonas pranašavo, kad kai Kristus ateis antrą kartą, jis ateis su debesimis ir kiekviena akis jį pamatys. Įsitvirtinusios bažnyčios iškraipo šį aiškinimą, teigdamos, teiginys, kad kiekviena akis pamatys, reiškia antgamtinį įvykį, kurį kiekvienas gali matyti, o ne Kristaus sugrįžimą kūnu. Jei jų primygtinis reikalavimas būtų teisingas, jie paneigtų ne tik antrąjį, bet ir pirmąjį Jėzaus atėjimą. Ar Biblijos teiginys, kad kiekviena akis matys, iš tiesų reiškia, kad visi žmonės bus antgamtinio reiškinio liudytojai? Per pranašystės apie Jėzaus pirmąjį atėjimą ir jų išsipildymą įrodykime, kad įsteigtų bažnyčių teiginiai yra klaidingi. Tada viešpaties šlovė bus apreikšta. Visa žmonija drauge ją išvys. Pranašystė, kad visi žmonės matys Dievo šlovę, išsipildė, kai Jėzus gimė Betliejuje, Izraelyje. Pagal įsteigtųjų bažnyčių aiškinimą, visas pasaulis turėjo pamatyti Dievą, kai jis gimė kūne prieš 1000 metų. Iš tikrųjų, tik keli žydai matė šlovę Kristaus, kuris atėjo kūnu. Ar Biblijos pranašystės yra klaidingos? O gal Jėzus nėra Kristus? Jei jie prievarta interpretuos Biblijos pranašystės, nesuvokdami jų teisingai, jie neigs Bibliją ir net neigs Kristų. Biblija yra pranašysčių knyga parašyta žmonių, kuriuos veikia šventoji dvasia. Todėl, jei į pranašystės žvelgsime paprastų mirtingųjų požiūrių, o ne iš šventosios dvasios perspektyvos, rizikuojame iškreipti Biblijos prasmę. Prieš 2000 metų religiniai lyderiai, kurie teigė žinantys Bibliją, nukryžiavo Dievą, atėjusi kūnu. Tai įvyko todėl, kad jie savavališkai aiškino Bibliją ir iškraipė jos prasmę. Taip pat yra ir šiame amžiuje. Įsitvirtinusios bažnyčios teigia, kad Jėzus negali ateiti kūnu, nes visi žemėje turi jį pamatyti, tačiau iš tikrųjų jos iškraipo Bibliją. Todėl, kaip pranašystė, kad visi pamatys Dievo šlovę per jo pirmąjį atėjimą, nereiškia, jog visi žmonės žemėje bus jos liudininkais. Taip ir Apreiškimo 1 skyriaus 7 eilutės žodžiai, išvys jį kiekviena akis nereiškia, kad visi žemėje jį matys. Tai reiškia, kad jis ateis kūnu, kad kiekvienas galėtų jį pamatyti. Biblija nuo pradžios knygos iki Apreiškimo pranašauja, kad Dievas ateis antrą kartą kūne, kad išgelbėtų žmoniją. Jei nepaisysime Biblijos pranašystės, kad jis antrą kartą ateis kūnu ir savavališkai aiškinsime Bibliją, rizikuojame sunaikinimu, kaip ir tie, kurie atmetė Kristų, kai jis atėjo kaip gelbėtojas savo pirmojo atėjimo metu. Todėl neteisinga tvirtinti, kad Jėzus negali ateiti kūnu, nes jį matys kiekviena akis.